Labą dieną, gerbėjami moksleiviai. Šiandieną, kurie aštuntokai, kurie renkatės praktinę geometriją, šiandieną mes jau mokomės 11 pamoką. Tada nueikite mokytojas.com ir įsiveskite į praktinę geometriją. Ir 11 pamoka. 11 pamoka tuo svarbi, kad jinai labai bus panaši į baigiamąjį sausio mėnesio darbą. Sausio mėnesį jūs turėsit padaryti kažkokį brėžinį, braižysit figūras, ar tai figūra bus kažkokia viena figūra, objektas, ar jūs braižysite kambarį, ar jūs modeliuosite su brėžiniu kažkokį sodą, ar dar kažkokias, aplinkas. Tai jums dabar tokia kaip ir braižybos įvadas, kaip tai daroma ir kaip sekasi. Tai vat yra praktiniai darbai, du praktiniai darbai. Tai vienas praktinis darbas, čia galima rinktis, tai nubraižo čia fizikinės, figūrėlės, tai jūs galite rinktis, jas visas reikia nubraižyti, arba pasirenkate iš antro praktinio darbo, kur skaičiukas 2, pasirenkate vieną objektą, tai yra vieną darbelį pagal kompiuterio numerį, skaičiuojant nuo durų pasirenkam vieną objektą ir jį nubraižom taip, kaip ten pavaizduota. Tai va čia jau toks jau bus labai rimtas darbas, va čia jau labai rimti, jau čia profesionaliai labai atlikti darbai. Ir jisai gali, va toks darbas jau net būti ir kaip ir baigiamajam darbą. Aišku, dar aprašas turės būti, visą kitą mes jau matome čia detalių braižymas, o jau nuo šešto kompiuterio jau yra patalpos brėžinys, ne? Patalpos. Toliau mes matome 10 ir 9 užduotyje, matome, kad spinta, tai yra baldas projektuojamas, abraižomas. Taip pat jūs galite irgi savo kambariui nubraižyti spintą, kuri jums būtų naudinga ir jūs galėtumėte ją užsakyti, kažkokiai firmai ir jums padarys pagal jūsų matmenis. Tai štai va tokie, brėžiniai taip daromi. Ir čia toj pamokoje, 11 pamokoje taip pat yra ir testas. Testui duota konspektas, konspekte yra apie braižybos atsiradimą, istoriją, jos vystymasi, na ir paaiškinama, kas yra projektavimas, tai kokie metodai projektavimo yra ir duota pavyzdžių. Na, tie, kurie daugiau domisi, pavyzdžiui, aplinka yra jų, kad tėveliai braižytojai arba architektai, jie gali daugiau pasižiūrėti, čia aš įdėjau daugiau informacijos apie braižybos vadovėlį įdėjau, braižybos pagrindų įdėjau vadovėlį, statybos inžinerijoje, standartus braižymo įdėjau, ir kitų dalykų čia rasite. Tai tie, kurie domisi šito dalyko ir jiems patinka šitas dalykas, ir jie gali daugiau ir pasidomėti. Tai supratote, turbūt pamokos metu jūs nubraižote brėžinį, taip pat atliekate testą skaitydami konspektą. Tai ačiū, kad jūs išklausėte ir dėkui, kad darote.